Lėktuvo skrydis. Dažniausiai jis asocijuojasi su kelione, išvykimu atostogauti arba su emigracija. Per pastaruosius 5 metus iš Lietuvos emigravo kiek daugiau nei 220 000 žmonių. Ir tai tik oficialūs duomenys. Žodis emigracija Lietuvoje tampa tarsi keiksmažodis, kurio vartojimo mastus sustabdyti darosi vis sunkiau. Nuolat keliami klausimai, kas laukia valstybės, kaip reikės gyventi toliau. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, populiariausios emigracijos kryptis yra Jungtinė karalystė, Airija, Norvegija ir Vokietija. Jungtinė karalystė kiekvienais metais vis populiarėja. Štai praėjusiais metais kas antras emigrantas išvyko būtent į šią šalį. Daugiausiai emigruojančių 25–29 metų amžiaus gyventojų. Apie 3/4 išvykstančiųjų sudaro žmonės, kuriems metus ir daugiau nepavyko surasti darbo Lietuvoje. Tad dažniausios išvykimo priežastys – ekonominės. Išties daug pasakyta, parašyta ir parodyta šią temą, tačiau viskas iki galo niekada nebus aišku ir suprantama. Nenagrinėjau skaičių, pamėginau pažiūrėti į emigraciją skirtingais rakursais. Apžvelgti ne tik valstybei ir žmonėms keliamas problemas, apie kurias kalba ekspertai, bet ir pateikti realių žmonių istorijų, kaip jie gyvena užsienyje, ar tikrai ten viskas taip jau gerai, kaip dažnai tenka išgirsti, koks jų santykis su tėvyne Lietuva. Kviečiu kartu išgirsti, kaip lietuviai gyvena užsienyje, ką apie juos kalba esantys čia Lietuvoje, o ką sako jie patys. Tad skrydis Lietuva užsienis prasideda.